kol žmogus ilsisi, jis jaučiasi, kad jis neužsidirbinėja tuo metu vertės, ar ne? Šitas suvokimas daugelį taip pat galėtų labai padėti pasijaus gerai, nei tu pirmas, nei paskutinis. Tėvai ekspertai. Ir jeigu vaikui nusėda tokia žinutė, kad aš esu priimamas ir vertingas tik tada, kai mokyti priimti diskomfortą, emocinį diskomfortą ir išbūti su juo. Kai mes susiduriam su kažkokiu neigiamu jausmu, tai mums labai svarbu įsivardinti. Bet aš atėmiau iš savęs tokias gražias valandas arba dienas ir panašiai, dėl to, kad sužinočiau. Šita terapija buvo šiaip jau sukurta, kas pagrindžia turbūt jos efektyvumą, protu suvokiu, kaip ir, kad viskas gerai. Milda, labas. Sveika, Viktorija. Aš be galo džiaugiuosi, kad tik su pirmuoju laidos startu tu iš tikrųjų esi tame pirmajame sąraše, ką aš norėjau pakalbinti. Ir tavo kompetencija labai stipriai, bet tuo pačiu man patinka, kad apart to, kad esi medicinos psichologė, dar labai tikrai gilinės į tą mindfulness terapiją, kuri tikrai girdima, ta žodis mindfulness, ar ne, jis skrajoja aplinkui, mes jį girdim, mes jį matom, bet iš tikrųjų tą praktikuoti reikia turėti ir tam tikrus įrankius ir suprasti, dėl ko jos reikia ypatingai šiuolaikiniam žmogui. Tai matyt, mes paliesim įvairias temas, bet galiausiai aš norėčiau paleisti žmonės, klausytojus, su įrankiais, kaip jie gali viską, ką išgirdo, pritaikyti ir savo gyvenimą ir taip pritaikyti, kad tai jiems tikrai padėtų situacijose, kurios reikalauja to. Tai kas yra mindfulness terapija, apie ką tai? Tai visų pirma, noriu padėkoti už tai, kad esu čia, už kvietimą tau būti čia ir tikslas labai kilnus ir gražus ir mano tikslas irgi, ir kai mokau klientus mindfulness terapijos, yra paleisti juos su tokiu smalsumu, kad, kaip tu ir gražiai pasakei, kad jie savo kasdienybei bent 15 minučių laiko skirtų tom praktikom ir tokiu būdu padidintų tą savo gyvenimo kokybę. Tai mindfulness arba lietuviškai turim gražų terminą pilnaprotavimas arba dėmesingas įsisąmoninimas. Ši terapija būtent ir yra apie tai, kad išmokytų mus nuraminti arba pailsinti protą, treniruojant savo dėmesį. Dėl to, kad iš tikrųjų mes gyvenam labai tokiu sudėtingu laiku, kai mūsų dėmesio vagišių yra labai daug. Yra labai daug trigerių aplinkoje, kurie taip pat pagauna mūsų dėmesį. Ir tokiu būdu mes gyvenam tokiom apsunkintom galimybėm pailsinti savo protą, tiesiog sustoti, nuraminti mintis ir kad jų neliktų. Ir šiaip jau ta proto energija, lyginant su dvasinė, emocinė arba su fizinė kūno energija, šiais laikais atsistato sudėtingiausiai. Tai mindfulness ir yra kaip įrankis tos praktikos nuraminti ir pailsinti protą. Tai pati ta dėmesingo įsisąmoninimo arba mindfulness terapija duoda žmogui labai paprastas formalias praktikas, meditacijas galim vadinti, kurias jis gali taikyti savo kasdienybėje, bet pati mindfulness už savęs ir už tų praktikų tokių paprastų turi ir labai gražią filosofiją su tam tikrais principais. Tai šita terapija buvo šiaip jau sukurta, kas pagrindžia turbūt jos efektyvumą, depresijos atkryčiams gydyti. Tai nėra tiesiog kažkokia mistifikuota galbūt meditacija, tai yra labai tokia apibrėžta, labai protokoluota praktikų forma arba metodika, kurią mes taikydami galim ne tik ilsinti savo protą, ką paminėjau, bet ir gydyti gana rimtus sutrikimus. Tai, kaip suprantu, mindfulness apima platesnį spektrą praktikų negu tik meditacija. Jinai turi tam tikrą filosofiją ir tam tikras meditacijas, arba labiau mes gal jas ir linkę vadinti praktikomis, kurios gali būti labai paprastos, kaip kad pavyzdžiui, dėmesingai valgyti. Labai įdomu, kad to reikia mokytis mums šiais laikais. Dėmesingai, pavyzdžiui, maudytis duše. Tai tarkim, klientai, kurie mokosi mindfulness terapijos, jie ir gauna vieną iš namų darbų užduočių, nes tam, kad tai taptų įgūdžių, labai svarbu praktikuoti ir, sakykime, tarp susitikimų. Tai viena tų užduočių ir yra, pavyzdžiui, dėmesingai atlikti kažkokią kasdienę veiklą. Nes iš tikrųjų aš ir čia važiuodama pajutau tą proto impulsą, vienas ryte nesklandumas, antras nesklandumas ir aš suvokiu, vėluosiu. Ir atsisėdu į automobilį ir pirmas impulsas gal kažkokio turinio. Gal kažkuo tą savo sudirgimą, nes matau, kad ne viskas vyksta pagal planą, kad nebejausčiau. Ir tada pagavau save, kad kūnas jau tokioj koviniai padėty, kad tik suspėčiau.
ir norisi kažkokio stimulo, arba muzikos, arba reiškia kažkokio turinio, ir kas tada įvyktų, aš tada savęs nebegirdėčiau. Ir didelė tikimybė, kad aš ir čia būčiau atvykus tokia jau, žinai, ganėtinai pavargus ir pervargus, ir kas svarbiausia, nutolusi nuo savęs. Ir tada aš apsisprendžiau, kad važiuosiu visas 3 valandas tyloj. Ir kūnas po truputį atsileido, nurimo ir pradėjau jausti dėkingumą, kad nors ir vėluoju, bet kelias labai geras, nėra šalta, nors truputį lyja, bet tas lietus netrukdo važiuoti įprastu greičiu. Tai mindfulness čia ir yra dėmesingai atsigręžti į save ir atliepti tada tą savo poreikį, ko man tą akimirką labiausiai reikia, nes impulsas dažniausiai bus eiti nuo to diskomforto, kurį jaučiu kūne. Tai vat, kaip tu pasakai, kad mindfulness nėra tik meditacijos, taip, mindfulness turi labai daug tikslų už savęs. Ir vienas jų, pavyzdžiui, už to, ką kalbu, ir yra mokyti priimti diskomfortą, emocinį diskomfortą ir išbūti su juo. Nes mes tikrai dabar linkę visas problemas išspręsti, bet dėl to, kad jos ir sprendžiasi. Yra kažkokia raukšlė, kuri man nepatinka, galiu ten, žinai, išmasažuoti arba grubesniais būdais ją kažkaip ištiesinti. Kažko man trūksta mano buityje, per akimirką galiu tą gauti. Ir mes esam truputį galbūt linkę taip elgtis ir su emocijom. Dažnai ir klientai atėję į terapiją sako, aš norėčiau, mano tikslas terapinis yra nebejausti nerimą. Ne? Ir kas vyksta su to nejausti nerimo, jeigu aš nenoriu jausti emocinio diskomforto, labai dažnai aš pasirenku, kad jo nejausčiau, darydamas tai, kas mano kūnui trukdo sveikai gyventi. Ne? Aš jau užvalgysiu, galbūt užgersiu, galbūt uždirbsiu, persidirbdamas, galbūt persisportuosiu. Galbūt ten, nežinau, sutriks nuo jo mano miegas, ar ne, bet mindfulness to ir moko, kad priimk tą nerimą. Ir čia, žinai, kaip mažas vaikas, jeigu jis blogai jaučiasi ir mes prie jo prieinam ir talpinam jo tuos jausmus ir sakom, viskas gerai, gali čia pykti, aš su tavim dabar pabūsiu su tavo pykčiu, ir jis atšyla, ir jis nurimsta. Tai lygiai taip pat ir su mūsų jausmais. Jis jaučiasi galiausiai kitaip ir jaučiasi priimtas. Taip. Tokiu atveju, kai jis galbūt savo jau kažkaip jaučiasi, nors to nesupranta, bet kažkoks netoks, netobulas, bet jis priimtas ir jau formuoja kitaip asmenybę. O dar, ką aš pagavau, kai tu pasako, kad mes tikrai labai norim užmaskuoti, nusigręžti, atsikratyti, nes tikrai visur mes tos įrankius skirtingose vietose turim kaip ką sutaisyti, ištaisyti situaciją. Bet iš kitos pusės dar galima kaip praktikuoti, jeigu kažkoks nerimas ar problema, padaryti ne netarnaujantį įprotį, o kaip tik dažniausiai patarimai yra. Sugalvokite, ką jums patinka veikti. Sugalvokite, neturėtų būti galbūt kažkoks užvalgymas, bet kartais žmonės pasirenka vis tiek eiti pabendrauti, eiti galbūt pasportuoti, bet, sveikatai naudinga prasme. Tačiau aš kaip supratau, kad mindfulness irgi ne apie tai, kad duoti erdvės bet kokį atveju, kol kas susilaikyti nuo įvairiausių būdų, tai užmaskuoti ir pagerinti save šiek tiek ir dirbtinai, nors ir gerais pakeitimais, alternatyvom, bet vis tiek reikia labai to ryšio su savimi ir jo nenutraukti. Jis turi organiškai vis tiek įvykti ir išbūti tame, o paskui jau pagalvoti, kaip man dar pagerinti, ar aš teisingai suprantu, ar ne? Taip, labai gražiai pasakei. Ir va šitoje vietoje gal net mes ir galėtume duoti tuos 4 žingsnius, kurie yra labai paprasti, bet čia yra ne mano sugalvoti žingsniai, čia mindfulness terapijos žingsniai, tam apibendrinti, ką tu pasakei ką tik, kad kai mes susiduriam su kažkokiu neigiamu jausmu, tai mums labai svarbu įsivardinti, ką aš jaučiu. Taip. Pirmas žingsnis, tada normalizuoti, kad taip jaustis yra normalu, kaip aš jaučiuosi. Patirti tokį bendrystės jausmą savo sakant, ir kiti žmonės panašioje situacijoje panašiai jaučiasi. Ir įsipareigoti 4 žingsniu, tai reiškia, aš įsipareigoju pasirūpinti savimi geriausiu būdu. Ir tas geriausias būdas gali kartais būti, galbūt aš išvesiu save dabar pasivaikščioti, bet esminis dalykas yra pirma atsigrėžimas. Nes impulsai kartais, mes norim nutolti nuo savo to jausmo, jisai nėra patogus ir bėgu, pabėgiosiu. Jo, ir tada aš pabėgioju, tarkim, kaip pavyzdys, grįžtu ir aš juokauju, o tas mano jausmas sėdint mano sofos koja ant kojos ir sako, grįžai? Gal šiek tiek jau nuleidęs garą, bet vis tiek neišėjęs. Taip, bet jis yra.
Ir sakykime, jeigu mes einam tais 4 žingsniais, tai tokiu būdu mes sąmoningai apsisprendžiam, kad aš dabar, tarkim, su tuo savo nerimu arba su pykčiu pabėgiosiu, nes man to dabar labiausiai reikia. Tas jausmas tarsi... Neatmetant jo. Taip, jis yra ir aš su juo. Ir viskas, ką mes pripažįstam, viskas, kam mes leidžiam būti, mindfulness irgi vienas iš principų leisti tiesiog būti, viskas ima ir išblėsta. Čia, žinai, aš duodu pavyzdį klientam, kai mes kamuolį, pavyzdžiui, po vandeniu paspaustum ir laikytume. Ne? Ir jis labai reikėtų labai daug energijos, nes jis sustiprė jėga, nori verštis į viršų. Ir kartais taip yra su mūsų nuslopintais jausmais, kad jeigu mes sakom nepatogu, geriau nejausiu, nu, tas jausmas vis tiek turi tam tikrą energiją, su kuria jis kyla kažkokiu būdu ir gali tiesiog iškilti ir aš galiu pratrūkti, bet jeigu aš jau esu išmokusi ilgą laiką, galbūt net nuo gilios vaikystės tendencingai ten grūsti, tai gali virsti net ir kūno ligom. Taip. Gali virsti net ir kūno simptomais, jau tavo tema labiau. Bet žinai, dar vienas dalykas, kurį tu apie tai kalbėdama paminėjai, antruoju etapu berods, pajausti bendrystės jausmą, suprasti ir suvokti, kad ne man vienai taip atsitinka, irgi įsivardinti tuos dalykus, nes kartais mums atrodo, kad rankos vyra čia tik man, bet šitas suvokimas daugelį taip pat galėtų labai padėti pasijaus gerai, nei tu pirmas, nei paskutinis, tiesiog išbūk, paskui galiausiai išeis kažkokios taip pamokos, išvados iš to. Mes linkę peršokti, bet tas bendrystės jausmas, jis tikrai labai geras pasakymas, man tai patiko. Taip, tai labai svarbu ir terapiniam keliui tai labai dažnai taikoma kaip veiksmingumas, ar ne, tai yra, pavyzdžiui, net ir savipagalbos grupės sergantiems depresiją, netekusiems artimųjų. Tai būtent ir yra apie tai, kad tą sunkią akimirką žmogus patirtų, kad aš prastai jaučiuosi, aš išgyvenu, bet yra grupiai žmonių, kurie patiria tą patį ir ta bendrystė gydo. Ir mindfulness nes šiaip jau mokomės grupiai visada. Aišku, aš kartais, jeigu jaučiu, kad klientų reikia individualioje psichoterapijoje, tai mokau to ir individualiai, bet šiaip jau grupiai mokomasi mindfulness. Tai irgi labai svarbu, žinai, išgirsti ir patirti, kad tas praktikas, man nebuvo lengva daryti, tarkim, per savaitę iki kito susitikimo. Ir tada tai labai normalizuoja ir skatina nepamesti. Nes vėlgi mes linkę, tarkim, jeigu dabar mūsų klausytojai nutartų, susirasiu kažkokią instrukciją, kažkokį įrašą mindfulness meditacijos ar kvėpavimo meditaciją ar kūno skenavimą, ir papraktikuosiu kasdien. Ir tikrai taip gali nutikti, kad ten po kurio laiko užsisukau, pamečiau ir mes dažnai linkę vertinti, kad turbūt ne man, arba nesėkmė. Ir tada pametu. Tai mindfulness terapijoje, kai aš pati mokiausi, mes buvom visą laiką kviečiami, kas be nutiktų, nekaltink savęs, nevertink savęs ir grįžk. Ir pats praktikavimas tarkim, atliekant tas meditacijas, jeigu bandytų žiūrovai, labai svarbu nevertinti to, kaip sekasi. Nes gali būti, žinai, kad mes pradėsim atlikti pirmus kartus, o gal net ir po pusės metų nuolatinio meditavimo, tarkim, kvėpavimo meditacija, ir dėmesys bus labai blaškus, ir aš čia ties kvėpavimu dėmesį sutelkiu, čia jis vėl nuslysta kažkokius dienos rūpesčius prie kažkokių minčių. Ir jeigu mes šitoje vietoje įvertinsim, kad tiek praktikuoju, bet man nesiseka, viskas. Tokiu būdu galim pereiti prie to, kad tai gal man mindfulness ir nebetinka, arba nebedarysiu, žinai. Vaikams, paaugliams, kaip tai svarbu, man atrodo, irgi jau nuo mažumės, gal gerai nuo kažkokio ankstesnio amžiaus pradėti jausti savo kūną, poreikius, suprasti svarbą pasirūpinti savimi. Tokius dalykus labai svarbu išgirsti žmonėms, kad diegti tokius dalykus, nes nuo to labai daug priklauso girdėti save ir dažnai tai atrodo kažkoks labai nereikšmingas dalykas. Visada akcentuoju, kai kalbu apie savo įkurtą Well You parduotuvę, kokias nuostabias arbatas mes galime pasiūlyti. Ir iš tiesų, nauda arbatų yra daug platesnė, negu galite įsivaizduoti. Ne tik juodos, bet ir žalios, ir žolelė arbatos gėrimas, tai yra ne tik malonumas, bet ir nauda sveikatai, apie kurią kartais net nesusimastote. Ir ta nauda paremta moksliniais faktais. Žalioji arbata, pavyzdžiui, yra turtinga antioksidantų. Ypač tokio antioksidanto EGCG,
kuris padeda kovoti su laisvaisiais radikalais labai efektyviai, mažina uždegimus ir gali apsaugoti nuo širdies ligų bei tam tikrų vėžio rūšių. Žolelių arbatos, kurias galite rasti taip pat jų parduotuvės asortimente, ir jų mišiniai yra ne tik skanus būdas mėgautis, bet ir naudingas būdas puoselėti sveikatą. Ramunėlių arbatos mažina stresą, ramina nervų sistemą, pipirmėtės padeda virškinimui, mažina pilvo pūtimą, imbieras pasižymi prieš uždegiminės savybėmis, stiprina imuninę sistemą ir gerina kraujotaką. Dar viena vertinga žolelė - liepžiedžiai, kurie padeda esant peršalimui, skatina prakaitavimą ir ramina gerklės skausmą. Žolelių arbatos yra turtingos taip pat antioksidantais, kurios apsaugo organizmą nuo laisvų radikalų, lėtina senėjimo procesą, stiprina bendrą savijautą. Taip kad čia vieta, kur galite derinti ir puikų skonį, kvapų, malonų ritualą su labai didelė, efektyvia, natūralia nauda savo sveikatai. Kaip lavinti tą įgūdį, žmogų, kuris dabar galbūt pirmą kartą girdė apie tokią praktiką, bet žmonės, kurie namuose galėtų pradėti šiek tiek labiau domėtis, galbūt pritaikyti kartą ir, nežinau, keletą minučių per dieną. Kaip tą ugdyti? Tai pirmiausia, dar noriu truputį atliepti, ką tu pasakėjai apie vaikus ir paauglius. Tai iš tikrųjų mes gimstam su tuo įgūdžiu girdėti į savo kūną. Ir mes girdim, kad mes išalkom ir mes dar nekalbam, bet mes jau informuojam mamą riksmu, kad man kažko reikia, mano poreikis kažkoks netlieptas. Ir iš tikrųjų, jeigu toliau mes esame auginami su tokiu smalsumu tėvų ir kvietimu, kaip tu gražiai pasakei, išgirsti savo poreikius, tai turbūt, kad, gal net to mindfulness ir treniruoti suaugusiam amžiui labai nereikės. Aš manau, kad didžioji bėda nutinka tada, kai atsiranda šalia mūsų, taip truputį su sarkazmu pasakysiu, tėvai ekspertai, kurie žino, kiek vaikui reikia valgyti, kada jam šalta, o kada jam karšta. Jo, ir va čia, man atrodo, esminis yra momentas, ar aš ugdau smalsumą, ar aš kaip mama žinau, kad eik valgyti, ar ne? Ir dabar galbūt jau geresnė situacija, bet aš galvoju, kad tarkim, net ir aš, kai eidavau vaikų darželį, tai va, tas toks net būdavo baudimas, jeigu tu nesuvalgai maisto, jeigu nesuvalgai tos porcijos iki galo, tai čia yra priešingai, mindfulness, ar ne? Ir tada, jeigu mes augam tokioje aplinkoje, viskas, ir mūsų ryšys nutrūksta. Mes tarsi suprantam, kad reikia savo kūnų rūpintis pagal kažkokias taisyklės ir nebeverta jo girdėti. Jo, ir va tada suaugusiam amžiui ir dažniausiai, kai mes jau ateinam ten kilometrais, dideliausiais atstumais nutolę nuo savo kūno ir susiduriam su kažkokiam didelėm emociniam ar kūno bėdom, tada mes jau atrandam įvairias formas, kaip priartėti prie to kūno. Ir tas, grįžtant prie tavo klausimo, mindfulness tai tokia paprasta iš tiesų ta praktika yra, kad mes mokomės dėmesį perkelti ten, kur mes apsisprendžiam jį perkelti. Ir tarkim, kaip tas protas ten ilsi arba kaip mes auginam ryšį su savo kūnu, tai kad mes apsisprendžiam, mokomės arba net treniruojam savo dėmesį būti ten, kur aš nutariau tą akimirką, kad jis turi būti. Tai tarkim, jeigu... Ne visada galbūt tai gali būti teisinga, kur aš noriu tą dėmesį nukreipti. Jo, tai mindfulness nesiūlo, pavyzdžiui, dėmesio sutelkti ties labai stipriai ties ruminavimo. Nes kai aš minėjau, dėl ko depresijos atkryčiam buvo šita terapija sukurta, nes būtent, kad mes pastebėtume, kad esam tam tokiam negatyviam mintijime, ruminavime ir kad mes neužstriktume, nes depresijos atveju tas mūsų mintijimas, jeigu mes nuo jo neatsitraukiam, to dėmesio neperkeliam, jis kaip spiralė klimpsta gilyn, žemyn ir žmogus ima skęsti tose negatyviose mintyse. Jo, tai va čia geras pavyzdys to, kad ne visada mes teisingai galim apsispręsti, kur tą dėmesį padėti. Mindfulness siūlo dėmesį, kai norim pailsėti, pririšti prie kvėpavimo, prie savo kūno, prie aplinkos tam tikrų, sakykime, objektų, tarkim, garsų, vaizdų arba kvapų, arba prie minčių irgi gali būti, prie to, ką pasirenku, bet reiškia valingai apsisprendžiu, kad ten mano dėmesiui dabar pabūti yra gerai, ar ne? Arba tiesiog galbūt nėra jokios, ta prasme, kad ar gerai ar blogai tos intencijos, bet aš dabar valingai apsisprendžiu, kad mano dėmesys ties kvėpavimu ir kol mano dėmesys ties mano kvėpavimu, jis nėra ties mano mintimis. Reiškia, aš atsigulus į lovą prieš miegą, dėmesingai esu ryšyje su savo kvėpavimu, bet ne su tuo, kas manęs laukia rytoj, ne su tuo, kas šiandien vyko ir gal neįvyko, bet tai
tai yra įgūdžio klausimas. Labai geras tavo žodis pradžioje parinktas treniravimas. Nes tikrai, bet aš klausau ir suprantu, kad lengva pasakyti, kai žmogus šiaip neturi to didelio poreikio, bet jeigu turi poreikį, labai sudėtinga atsiplėšti nuo, nes tai iš savotišką trauką turi tos mintis ir tu klik ir saugus, negi kartais jautiesi tarp tų minčių, kurios kontroliuoju. Tai čia tikrai, kiek tas treniravimas gali užtrukti ir kaip praktikuoti reikėtų kiekvieną dieną, taip? Taip, būtų prasminga apsispręsti, atlikti praktikas kiekvieną dieną, atlikti formalias praktikas, pavyzdžiui, kvėpavimo meditaciją pradėti būtų prasminga turbūt nuo trumpesnės ir paskui galbūt ilginti ir atlikti ir neformalias praktikas. Tai pavyzdžiui, aš galiu apsispręsti dėmesingai nusiplauti rankas. Tai reiškia, kai aš plaunuosi rankas, aš tiesiog esu su visais pojūčiais, kaip bėga vanduo per rankas, kaip, sakykime, ten aš jas šluostausi ar ne. Ir, pavyzdžiui, aš tarp klientų šitą labai naudoju, tarkim, jeigu dirbu ir nėra labai ilgos pertraukos poilsiui, tai va tada tie dėmesingi pratimai, jie leidžia padaryti tarsi tokį perėjimą nuo vienų minčių, nuo vienų jausmų, stabteliu, tarkim, ties tuo rankų plovimu dėmesingu ir pereinu kitur. Tai yra fantastiškas šiaip jausmas. Net negi, kai tu vaizduoji, aš negi įsivaizduoju, tai yra tikrai toks užpildantis dalykas, kad tikrai tuo momentu ties čia ir tai yra galbūt kažkoks tai malonus jausmas, nežinau, gal kokybiškas muilas ir kvapas švelnus ir tu tikrai atitrunki nuo visko, kad ir tai buitis būtų, kas tai bebūtum, bet pailsim protą, ar ne? Šiandien vieną iš mūsų Inner Minds laidos draugą pristatau būtent jų būstinėje, labai gražioje ir stilingoje studijoje, kurią kviečiu jūs aplankyti gyvai ir susipažinti su jų siūlomais baldais ir interjero detalėmis. Ir priminsiu, kad Inner Minds kiekvienas žiūrovas gauna kodą Harmonija 15, kurį gali naudoti, jeigu, pavyzdžiui, yra poreikis ar interjero detaliai, arba galbūt baldui, kuris jau senokai kažkur prašosi, bet vis neapsisprendžiat kuris, tai tikrai kviečiu apsidairyti ir pasikonsultuoti būsto Harmonijoje, kurioje aš manau, kad tikrai rasite puikius sprendimus, kurie džiugins ne tik savo estetiniu grožiu, tačiau patvarumu, kokybė, ilgamžiškumu ir praktiškumu. Tai naudokitės kodu, nepraleiskite, nes tai tikrai labai kokybiškas prekinis ženklas, sakau iš visos širdies, kadangi patikrintam. O ką tokiu atveju daryti, kai žmogus šiaip linkęs nesirūpinti tokiu būdu savimi, tokiu būdu tai reiškia, kad neatliepia savo kūno poreikių, galbūt nemoka girdėti, nors ir girdė pasąmoningumo praktikas, tačiau jam vien mintis apie tai, kad pasirūpink savo čia yra rūpestis savo emocinę būklę, atlikdamas ten dėmesingumo praktikas, meditacijas ir panašiai, jam atrodo, kad tai yra silpniems, kad reikia siekti tikslų. Dažniausiai tokie žmonės šiaip nueina link perdegimo, nueina link sveikatos stipraus pablogėjimo. Aišku, pasiekia dugną, tada jau pradeda atsigręžti visą kitą, bet kaipgi visgi įgalinti žmonės suprasti, kad nepalikim to tam dugnui. Kad pabandykime kažkaip rimčiau, tai vis tiek pažiūrėti ir nenumokim ranką, kad čia nėra silpniems žmonėms arba jautresniems, kad čia kiekvienam. Tiesą sakai, kad iš tikrųjų tos informacijos tikrai mes turim labai daug ir šiaip žmogus yra protinga būtybė. Jeigu nėra kažkokio sutrikimo ir protas normaliai funkcionuoja, jis yra pajėgus suprasti tą informaciją. Bet kažkaip įvyksta taip, kad, kaip tu sakai, ne visi visgi apsisprendžia rūpinti savim, tik tai ar apsisprendžia, ar ne, gal ne visai tinkama žodis apsisprendžia, nes turbūt sąmoningumo tame ir nėra. Atsakant į tavo klausimą, man atrodo, kad labai svarbu aptikti priežastį, kas trukdo tam žmogui rūpinti savim. Ir čia gali būti, kad čia yra tų priežasčių visa įvairovė, tai ką mes prieš tai kalbėjom, kad gali būti išmokimas toks net iš vaikystės, kad tai nėra svarbu, kaip tavo kūnas jaučiasi ar ne, ar tu valgi, ar tu nevalgi. Ir dar jeigu vaikas auga, tarkim, šalia tokių tėvų, kurie tų įgūdžių neturi, sakykime, ar ne, tai tiesiog gali būti, kad nėra to įgūdžio. Bet čia yra geresnis variantas, todėl, kad jeigu žmogus jau susiduria su tam tikrų diskomfortu, jam tiesiog reikia edukuotis ar ne ir įprasti domėtis. Kitas atvejis yra, kai žmogus turi kažkokį nesąmoningą tikslą arba programą parsinešęs iš vaikystės
nėra jos iki suaugusio amžiaus įsisąmoninęs ir jis atlieka įgyvendina tam tikrus, kaip tu sakai, tikslus ir juose toje programoje nėra rūpintis savo kūnu. Tai čia jau labiau gal schemų terapija tuos dalykus analizuoja. Pavyzdžiui, jeigu žmogus augo aplinkoje, vaikas pirmiausia, ar nebūdamas vaikas, jis buvo, tarkim, mylimas, vertinamas arba priimamas tik tada, kai su kažkokia sąlyga, pavyzdžiui, kai ten geri pažymiai, arba, žinai, bet kažkoks, tai, sakykime, pasiekimų tam tikras lygis, arba ten, su gana reikliais tėvais, tarkim, augo, kuriem buvo visko vis negana. Ir jeigu vaikui nusėda tokia žinutė, kad aš esu priimamas ir vertingas tik tada, kai jis ir pradeda įgyvendinti tą savo programą. Ir tokiu būdu jisai jau suaugęs, jau gali būti, žinai, kad tų ir tėvų nėra, bet pasąmonėje programa įrašyta, kad aš kitiems galiu būti vertingas, galiu būti priimtas, galiu čia būti legaliu būdu šitoj žemėje tik tada, kai kažko siekiu. Ir tokiu būdu tie žmonės, prisiriša tarsi prie tikslo, jų elgesys visas grįstas, kad aš turiu siekti, turiu padaryti kuo daugiau. Ir toj programoje nėra, kad tu vertas ir valgyti atidžiai, ir sportuoti, čia primityviai sakau, bet yra tas toks tada pametimas savęs ir tikrai ir mūsų visuomenė gal truputį tą reikalavimą nesąmoningai kelia, bet dabar tikrai situacija jau gerėja, tikrai mes einam gerą linkme, bet aš tikrai vis dar turiu tų klientų, kurie ateina ir aš matau, kad jie didžiuojasi, kad jie neturėjo, pavyzdžiui, laiko ten šiandien atsigerti vandens. Tokia sunki diena, nebuvau net tualete, aš 5:30 supratau, kad aš nieko nevalgius ar nevalgęs. Jo, ir kol žmogus vis dar... Negi pasiekimo jausmas iš to išeina, ar ne? Vertė. Kokia šiandien aš buvau vertinga, šiandien net nevalgiau, kiek visko dariau, ar ne? Jo, ir tada labai, labai gali laukti ilgas darbas, ilgas kelias, nes mes tuo pokyčiu tarsi atimame žmogaus valiutą, kurie jis perka vertę. Ir mes sakom, ne, truputį mažiau, truputį lėčiau, tu turi ilsėtis. Ir kol žmogus ilsisi, jis jaučiasi, kad jis neužsidirbinėja tuo metu vertės, ar ne? Ir jam neramu. Ir jam neramu ilsėtis, jam neramu atostogauti, jam neramu rūpintis savimi, nes tai nėra įprasta. Ir iš tikrųjų tai gali būti taip įaugę, kad tai gali reikalauti kelių metų darbo, kol žmogus ims legaliai priimti bet kokią rūpinimosi savim formą. Bet jeigu jis pats net nejaučia poreikių, gal tai ne kiekvienam reikia? Rūpinti savim? Jeigu, pavyzdžiui, kartais resursai būna, yra tokių žmonių, kurie geba ir genetiškai šiaip, ir bendrai ta mityba gal nėra pati prasčiausia ir sveikatos būklė, ir jie tada nejaučia tikrai poreikio ir galvo, kaip čia galima tikrai ilsėtis ir valgyti kaip visi normalūs žmonės, kai aš kalnus verčiu, kai aš tikrai turiu tos gabumus ir tikrai, potencialą. Ar visiems to reikia? Turbūt, kad nėra juoda arba balta, kad mes galėtume sakyti, kad yra arba taip. Tai tikrai turbūt yra visokių atvejų, bet mano galva, kad tau bekalbant, tu pasakai, jeigu mityba ten daugiau mažiau gal tokia sužiūrėta, tai jeigu jau mityba sužiūrėta, tai jau reiškia kažkoks krislas to sąmoningumo yra, kad tas žmogus tada galvoja, ką aš valgau, ar ne? Jo, bet aš tuo netikiu, kad, sakykime, jeigu žmogus visiškai yra apleidęs save, kad ilgalaikiai perspektyvoje tai neduos negatyvių pasiekmių ir ką tu klausdama pasakai, kad neprives jo prie perdegimo arba prie kažkokios ligos. Taip, vienas iki mano viena klientė pasakė, kaip dabar atsimenu, truputį su šypsena, truputį gal ir su susierzinimu. Man atrodo, kad psichoterapeutai augina vidutinybės, jinai taip pasakė. Būtent dėl to, kad tarsi yra siekimas terapijoje to balanso, pasirūpinti savimi ir veikti. Tai jo, mes tada ir pasišypsojom ir padiskutavom iš tos jos minties, bet iš tiesų aš tikrai giliai ir šventai įsitikinusi, kad
tik tai tokiam atidžiam pasirūpinime savim mes ir galim tos kalnus nuversti ir jokių būdų nereikia atsisakyti. Jeigu aš, tarkim, tikrai veikiu iš savasties, man patinka tai, ką darau, turiu tų tikslų ir noriu kurti, noriu daryti, bet šalia turi eiti ir tas atjaučiantis tėvas arba atjaučianti motina, kuri visgi pasižiūri, kaip aš tame procese ar pavalgius, ar pamiegojus, ar buvo šią savaitę poilsio dienų, kiek ten, nežinau, kada buvo paskutinės atostogos. Tai aš tikiu tik tai tokiu balansu, netikiu tais kraštutinumais, kad žmogui gali nereikėti to pasirūpinimo savimi. Taip, aš absoliučiai palaikau tą balanso terminą ir žodį. Jisai labai vienas žodis, bet tiek savyje daug talpino prasmės. Ir tikrai dažnai žmonės gali pozicionuoti save vienaip, bet niekada į vidų nepateksi. Ir tikiu, kad viduje tikrai bus kažkokia tai grandis, kuri būtent dėl šito nepasirūpinimo savimi, jinai tikrai labai liūdė ir kažkada vis tiek pasireiškia. Kadangi tu psichologija, čia tavo specialybė ir taip toliau, aš prisiliečiau prie psichologijos tik tai labai dalinai, psichologijos akademiją lankiau metus vienus, bet iš tokio smalsumo man buvo įdomu pačiupinėti tą sritį. Ir tikriausiai žinai, ar ne tą gyvenimo ratą, kuris ten 12 sričių įvairiausi, kas sudaro tą žmogaus pilnatvės, harmoningo gyvenimo, būtent visą nežinau, pilnatvę tą. Ir ten, aišku, yra karjera, yra ten finansinis stabilumas, nežinau, fizinis aktyvumas, socialinė aplinka, bet jie visi iš karto, aišku, tu nepamatysi, kad viskas viename lygiai ir labai aukštai, bet kaip svarbu visus įvertinti ir tada matyti, kur tas pasirūpinimas savimi ir tas sąmoningumas tuo momentu gal labiausiai verkia, reikalauja. Ir nes viena grandis, jeigu kenčia, tai visa tavo būklė ir gyvenimo jausmas, kokybė iš karto grimsta žemyn. Tai aš irgi netikiu, nepalaikau, netikiu tuom, kad žmonėms nereikia to susijungimo su savimi, su savo poreikiais, savo fizinio, emocinio kūno, savo gilių svajonių galbūt, nes tikrai šiuolaikinis žmogus įsuktas labai stipriai į tą ritmą. Tai galbūt, žinai, toks paprastas klausimas, bet norisi būtent iš psichoterapeutės išgirsti, kas yra nerimas ir su kom jis gali būti painiojamas. Kartais galbūt tai yra hiperbolizuojama iš kieno nors, tarkim, lūpų. Ir kaip atpažinti, kad jau tikrai laikas atkreipti dėmesį arba ir psichoterapiją kreiptis, arba jau suprasti, kad laikas atsigręžti save ir savo emocinę sveikatą. Tai taip, nerimas gali būti labai daugiasluoksnis ir nerimas šiaip jau gali būti ir gana adaptyvi, nors nemaloni emocija. Nerimas visada bus apie ateitį. Tai niekada nėra nerimo apie praeitį arba apie dabartį. Ir nerimo dažniausiai maitina mintys, kad kažkas gali nutikti, kad kažko nesukontroliuosiu, kad kažkokia laukia galbūt grėsmė. Ir jeigu tik tai tokia schema, tai vėlgi, kaip ir jau kalbėta, ar ne, mes galim tiesiog atpažinti savo nerimą, įsivardinti, kad jį jaučiu, pabūti, išmokti pabūti su nerimu. Su nerimu labai nesinori būti, labai nesmagu būti su nerimu, ar norisi nuo jo nuslysti. Ir įsivardinus mes galim tada atliepti save, įsipareigoti. Pavyzdžiui, jeigu, tarkim, aš kad ir prieš filmavimą atpažinčiau, kad jaučiu nerimą ir tada truputį stabtelčiau ties tuo jausmu, atpažinčiau, kur mano kūne šiuo metu yra nerimas, kokios mano mintys tą nerimą maitina, galbūt atskirčiau, kad tos mintys yra apie tai, kad gali kas nors nepavykti, ar ne, ir galbūt gali būti, kad kažkokios mintys susijusios su kitų vertinimu labai dažnai ar ne gali maitinti nerimą. Ir tada, kai aš jau tai atpažįstu, įsisąmoninu vėlgi, aš galiu turbūt atliepti, ar ne, save, tai tarsi iš atjaučiančios mamos savo pasakyti, kad atsiduok tai patirčiai, tu nežinai, kas tavęs laukia, ar ne, nes tai yra mąstymo klaida, kad gali kažkas nepavykti. Arba įsitikinimų įsišaknijus. Taip, arba įsitikinimai taip įsišaknyja, kad man nepavyksta arba nepavyks. Taip, ir tokiu būdu mes galim atliepti save ir tas nerimas gali čia ir dabar sumažėti, ar ne?
Bet iš tikrųjų kartais nerimas, neveikia tik tai taip paprastai. Ir pavyzdžiui, nerimas gali būti tokia, tarsi keliaujanti emocija su žmogumi ir tarsi jį nuolat lydinti. Ir ypač, ką iš klientų pastebiu tais atvejais, jeigu būdamas vaiku klientas augo ne visai saugioj aplinkoj, tarkim, buvo emociškai nestabilūs tėvai, kur čia ramu, čia gali bet kada pratrūkti šaukti, arba gali būti dar sudėtingesnės aplinkybės, kur nebuvo vaikų užtikrintas saugumas. Tai tokiu būdu netgi sakoma, kad tos smegenų dalys, kurios atsakingos už grėsmės aptikimą, jos veikia aktyviau to vaiko. Ir tada jis auga su tuo smegenų aktyvumu tam taške ir išeina galbūt jau iš tos aplinkos, kuri nebuvo saugi, ir galbūt būdamas suaugęs jau ir susikuria tą savo saugią aplinką, bet psichika vis dar veikia tuo pat būdu, kad būdrauk, nes nežinai, kada tas pavojus iš kokios pusės čia išlys. Ir tada žmonės ir ateina dažnai su tuo, kad sako, protu suvokiu, kaip ir, kad viskas gerai, ten, sakykime, su karjera gerai, su šeima gerai, su sveikata, ačiū Dievui, gerai, bet tas nerimavimas kaip būsena yra lydinti. Jo, tai tokiu atveju tikrai jau nėra kito pagalbos būdo, kaip tik tai meditacijos, ir mes, nes kasdienis meditavimas tyrimai rodo po 15 minučių keičia netgi tam tikras smegenų struktūras. Tai tokiu būdu mes galim tarsi susigrąžinti jausmą, kad saugu, ir meditacija gali mažinti tą grėsmę aptinkančios dalies smegenyse aktyvumą. Kaip ir kvėpavimas, ar ne? Diafragminis teisingas. Taip, analogiškai. Jo, tai tokiu būdu su nerimu. Kai kurie žmonės ateina su tokiu labai stipriai išreikštų nerimu, nes jie išmoko, kad nerimavimas gali tarsi padėti. Pavyzdžiui, aš, tarkim, ten labai nerimaudavau prieš kažkokius atsiskaitimus, ir tada man ten vis tiek pasisekdavo, ir tada įaugo tarsi klaidingas įsitikinimas, kad nerimaudamas aš savo padedu, Man atrodo, aš šitą turiu. Tai gali būti, kad tarsi tikėjimas, kad tas nerimavimas padeda, ar ne, šitoje vietoje. Taip, aš labai atpažįstu save, nes aš atsimenu, kai būdavo, tarkim, ypatingai studijų metais egzaminai, man taip norėdavosi išeiti ir įtikinti save, kad aš taip blogai parašiau, nors nebuvo galiausiai blogai, bet aš su to nerimu sudarydavau savo saugią aplinką patirti nesėkmę. Ir tuo metu aš, aišku, kankindavau save, tai galima sakyti, vis tiek neigiamai veikia ir nuotaika, ir kasdienybė. Bet tai toks atpildo jausmas, kai tu sužinodavai, kad iš tikrųjų yra kitaip. Tai tada svarstyklius statai, bet aš atėmiau iš savęs tokias gražias valandas arba dienas ir panašiai, dėl to, kad sužinočiau ir pajausčiau tą momentinį malonumą, kad ne, viskas gerai. Nuteikdama save blogiausiam scenariui, tarkim, patirdavau tą euforiją momentinę, kad ne, visgi viskas yra daug geriau. Ir iš tiesų labai atpažįstu save ir kartais ir dabar aš perdedu situaciją, kad tik nepatirti nemalonaus jausmo, jeigu iš tikrųjų taip nutiktų. Tai aš jau geriau užbėgu už akių. Nepasakyčiau, kad tai išreikšti kitokio lygio, kad čia būtų man labai trukdantis gyvenime dalykas, bet kam jo reikia, ne? Nes jis eikvoja resursus, taip, ir čia yra to klaidingo įsitikinimo, ką tu sakai, pasekmė. Kažkada taip išmokau, kad tarsi, klaidingai, kad tarsi dėl nerimavimo patiriu tą sėkmę, bet pas tave, ką tu įvardinai, tokia dvisluoksnė situacija, kad ir palengvėjimo to jausmo siekiu, ar ne? Kad ir ir dabar jau ramu, viskas gerai. Taip, ir čia yra tiesiog tokia schemutė, toks išmokimas, ar ne? Ir tai tikrai daugelis žmonių turi kažką panašaus. Ir mes sakom, kad tarsi tokie įgyti teigiami įsitikinimai apie nerimavimą, kad tik per nerimavimą sėkmė ištiko, bet iš tikrųjų ta sėkmė mane ištiko, nes prieš tai mokiausi ir ruošiausi tam atsiskaitimui. Ir jeigu, sakykime, reikia perrašyti tą patirtį, ar ne, kad to nerimo dabar neliktų, tai būtų labai svarbu vėlgi sąmoningai pagauti tas situacijas, kai jau aš įkrentu į tą nerimavimą, ir tarsi pasakyti savo, kad tai vėl vyksta, bet aš suprantu, dėl
dėl ko? Aš vėl siekiu to palengvėjimo, ar ne? Dabar aš jau kuriu tą lauką, kaip tu sakai, tokio nerimo ar nesaugumo, bet ašgi žinau šiaip jau tą schemą, kad viskas iš tikrųjų, turbūt, kad bus gerai, gal ne visada ir ne taip lengva pagauti ir tai, kas mumise įaugę, iš tikrųjų, na, pavyzdžiui, kalbant apie schemas, va tokias jau tokius gilias, iš vaikystės parsineštas, tai sakoma, kad mes jų išrauti ir negalim visiškai, kad jų neliktų, mes galim tik tai pasiekti, kad ne jos mūsų valdytų, o mes jas, ar ne? Tai nereiškia, kad, pavyzdžiui, jeigu kažkokiose lengvesnėse situacijose aš jau pagausiu, kad, nu, vat vėl dabar jau būčiau linkus kristi į nerimą, bet ašgi suprantu, kas čia vyksta ir man to nerimo reikia, kad ten, pavyzdžiui, na, tavo, pavyzdžiui, patirčiau tą palengvėjimą. Bet tai nereiškia, kad jeigu vyks kažkokia didesnė situacija ir tau svarbesnis kažkoks gyvenimo įvykis, kad aš, nu, ar tau, ar mums visiems, ar ne, kad neįkrisim vėl į tą pačią schemą. Tai iš tikrųjų nėra lengva išrauti ir gal net neįmanoma išrauti tuos dalykus, bet vėlgi dar apibendrinant labai svarbus tas nuolatinis darbas su atpažinimu, dėl ko manyje tas nerimas yra, kokią jis funkciją turi, iš kur jis atsirado ir dėl ko jo tiek daug manyje. Saugumo jausmas, lyg tai laukas saugumo, kad aš per tą nerimo laiką galiu pajausti, kad aš su juo gerai jaučiuos, kad aš pripratau prie to, kad galėtų būti blogai kažkaip, nu, šiaip situacija. Ir tada jo, ta priklausomybė nuo to išlošimo galiausiai. Jo. Bet šiaip pirminis žodis, kuris krenta į galvą, tai yra saugumas sau ir susidraugavimas, kad pasiruošimas, atsiprašau, žodis geras, pasiruošimas blogesniam scenarijui. Ir šiandien aš noriu šiek tiek plačiau papasakoti apie vieną produktų, tai yra Higher Dose infraraudonųjų spindulių kaukė, kuri yra vienas iš top 3 raudonos šviesos terapinių kaukių pasaulyje. Raudona šviesa, kaip žinoma, suteikia ląstelėms energijos, todėl jos greičiau atsinaujina. Skatinama kolageno gamyba, elastino gamyba, oda tampa skaistesnė, mažėja raukšlių, pigmentinių dėmių ir uždegiminių reakcijų. Šioje kaukėje naudojamos 2 šviesos – raudonosios šviesos ir artimųjų infraraudonųjų spindulių šviesa. Ir svarbiausias dalykas, kadangi naudosite namie, naudojimas tikrai yra paprastas, nes dažnai būna išsigąstama, ar tikrai gebėsiu pritaikyti, ar nebus komplikuotas naudojimas, tikrai ne. Yra 2 režimai, 10 arba 20 minučių ir jūs turite nepaprastai veiksmingą poveikį savo odai visada po ranka. Ir jeigu iš tikrųjų susidomėjote ir norėtumėte turėti tokį pažangų įrankį savo namuose, būtent Inner Minds laidos žiūrovams, aš noriu perduoti kodą, kuris suteiks jums nuolaidą su kodu, kurį matote būtent dabar langelyje. Šiaip yra kai kurie autoriai netgi ir siūlo tokią strategiją įveikti nerimą būtent per susidraugavimą su blogiausiu scenariu, bet tai nėra apie tai, kad nerimauti, dėl to ten yra kviečiama vizualizuoti gal netgi gerai. Ir jeigu ta blogoji situacija iš tiesų ištinka, na tarkim, aš įsivaizduokim, kad turiu baimę, kad mane atleis iš darbo, ar ne? Ir tada būtų klientas šioje vietoje kviečiamas, jeigu tą metodiką einant įsivaizduoti, kad tą blogiausią scenarių su juo susidraugauti, vat ką tu pasakė, ar ne? Ir tokiu būdu visgi sumažinti nerimą, kad net ir šitas variantas nėra kažin koks labai blogas, kai mes prie jo prisiliečiam. Nes paprastai tai, dėl ko mes nerimaujam, mes truputį linkę ir stumti nuo savęs. Na pavyzdžiui, nerimas dėl sveikatos, ar ne, netgi ir kaip sutrikimas toks yra. Ir žmogus labai bijo tam tikros ligos arba net ir mirties po tos ligos. Ir tai nėra taip, kad jis ten tą ligą įsivaizduoja, kaip jis serga, jis vengia tų vizualizacijų. Ir tarkim, gydymo protokole yra vienas iš žingsnių, ta vizualizacija, reiškia ekspozicija vaizduotėje vadinasi, kai kviečiam klientą įsivaizduoti, kad jis iš tiesų ir serga tą ligą. Ir pabūti tame scenarijoje, kol nerimas taps toleruojamu. Nes gal čia svarbu paminėti, kad šalia nerimo tikrai labai daug vengimo yra. Ir nerimą psichoterapijoje visada bandom įveikti arba su juo susidraugaudami, eidami į tas situacijas, kurios kelia nerimą. Kito kelio nėra. Kitas atvejis čia galėtų būti kognityvinė elgesio terapija, taip pat labai naudinga. Perrašyti tą programą į labiau teigiamą formatą.
Taip, tai va čia būtent apie kognityvinės elgesio terapijos protokolus ir kalbu šitą sakydama ir būtent kognityvinė elgesio terapija ir siūlo su nerimu dirbti, einant į tą nerimą. Ir aš tai labai tikiu, kad tik tai yra efektyvu prisiliesti ir pabūti tame, dėl ko nerimauju. Aišku, na čia kitas variantas, jeigu aš ten nerimauju dėl to, sakykime, dėl to, prie ko negaliu prisiliesti, ar ne, na dėl karo, sakykime, šiuo atveju yra nemažai tų atvejų, tai tada būtų kitos technikos. Ką patartum žmonėms, jeigu iš tikrųjų negali kontroliuoti to, dėl ko nerimauja, čia dar kita pusė, čia mes kalbėjom daugiau apie ką iš esmės galėtume atsisukti ir turėti tą kontrolę, pasitelkę įrankius, o tokiu atveju, koks galėtų būti, kai nerimauja dėl artimo, kurio veiksmų negali įtakoti, kai dėl situacijos, tarkim, kažkas, kad ir politinės, kur taip pat gali tik tai iš šono stebėti ir prisigalvoti ir nerimauti. Jo, tai va šitoj vietoj, čia jau man mindfulness ateina turbūt va ta tokia žinutė iš vieno iš principų pasitikėti. Ir pavyzdžiui, na karo atveju, tai sakytume, jo, reikia peržvelgti ir savo elgesį, kas tą nerimą maitina. Gal tikrai buvo žmonių ir tarp mano klientų, kurie sakydavo, kad bundu ryte ir iš karto ten tas naujienas visas peržvelgiu. Tai peržiūrėti vertėtų ir savo elgesį, ar nėra taip, kad mano elgesys ir pamaitina tą nerimą, tarsi saugumo siekiantis elgesys, kad to nerimo būtų mažiau, bet tuo saugumo siekiančiu elgesiu dažniausiai mes nerimą pamaitinam. Bet na, ta mindfulness terapija šitoje vietoje sako pasitikėti, tai reiškia priimti, kad na, tai, ko negaliu keisti, tai leidžiu tam būti. Ir šiuo atveju man atrodo, kad karo atveju tai ir yra taip. Man labai patinka viena malda, kurią aš išmokau atlikdama praktiką priklausomybės ligų centre su Minesotos programos dalyviais. Jie kiekvieną rytą pradeda nuo maldos, kad Viešpatie suteik jėgų man keisti tai, ką galiu pakeisti, ramybės priimti tai, ko negaliu pakeisti ir išminties tą skirtumą suprasti. Tai vat, jeigu liekam prie tos karo situacijos, nieko geresnio nesugalvočiau. Jėgų keisti tai, ką galiu pakeisti ir mes galim tam tikrus dalykus keisti, prisidėdami, remdami, galbūt net dirbdami ir kažkokius darbus ar ne, bet vis tiek čia reikia prašyti to Dievo, ar kuo mes betikėtume ir tos ramybės priimti tai, kad yra dalykų, kurių negalim pakeisti ir būtent tos išminties tą skirtumą suprasti. Ir tam labai svarbu sustoti, pabūti su savimi, o ne tikrai nusisukti, užpildyti kitais dalykais, nes tokios mintis tą poveikį turi tuomet, kai tu esi ramybėje su savimi, kad tu susijungi, kaip sakė, atitrauki dėmesį į tai, kad apie tai pagalvoti visų pirma, ne akimirko šiek tiek ilgiau, kad pajausti, ką jaučiu tuo metu, kai taip galvoju, susidraugauti irgi su tuo. Taip, ne autopilotė, iš to, ką tu sakai, o sąmoningume. Aš kaip suprantu iš mūsų pokalbio, apskritai sąmoningumo praktika turėtų būti kiekvieno šiuolaikinio žmogaus palydovas visame kame. Skirtingose lygiuose, pagal poreikį, čia jau individualiai, bet iš esmės čia yra tokia būtinybė ir toks pat rūpestis savimi, kaip dantis išsivalyti, taip ir kaip galima vadinti emocinę higieną, tikriausiai irgi. Taip. Taip pat kažkiek dar skrajoja mintis apie placebo pakalbėti, nes irgi labai greta vaikšto, ne, placebo efektas, apie tai, kaip svarbu yra tikriausiai bet kokią situaciją, na taip ją įsivaizduoti, kaip tu minėjai, kad galima įsivaizduoti, kaip tu esi ligoje, bet man iš karto iškilo, ką jeigu įsivaizduoti, kaip tu kaip tik nesi toje ligoje ir kuo dažniau tą praktikuoti, su tokiu placebo efektu, kad netgi jausti tą kūną, jausti savo nuotaiką, čia irgi apie meditaciją, labai viskas persipina tame, bet tu tiki placebo efektu? Aš tikiu, kaip kognityvinės elgesio terapijos psichoterapeutė, kad viskas prasideda nuo minčių. Tik tais dar truputį atliepiant tai, ką tu pasakei, na jeigu žmogus iš tiesų turi stiprų nerimą arba net nerimo sutrikimą, ar mes jam sakysim ar pakviesim jį, įsivaizduok, kad tu sveikas. Tai turbūt, kad nieko nepešim dėl to, kad tas nerimas ir kyla dėl to, kad gali būti, kad sergu, bet nekontroliuoju. Turėčiau kažką kontroliuoti, kad suvaldyčiau ligą, ar ne, kad užbėgčiau už akių. Tada prasideda tyrimai įvairiausi ir visokie kitokie elgesiai. Tai šiuo atveju žmogui, kuris, sakykime, skendi tam nerime, tikrai turbūt kvietimas, na,
pakeisk mintis. Man labai patinka, kai žmonės sako, nesinervink, nu taigi tu negalvok apie tai, ar ne? Jo, tai patinka, sakau, su šypsena, nes tarsi, tiksliai, nebuvau apie tai pagalvojęs, kad nereikia verkti šitoje situacijoje. Jo, bet nėra taip paprasta, jeigu būtų paprasta, mes tą ir padarytume. Bet šiaip iš esmės, jeigu jau kalbam taip bendrai apie tą minčių galią, tai faktas, kad jeigu mintys teigiamos, jeigu jos pozityvios, tai ir jausmai teigiami ir pozityvūs. Jeigu jausmai teigiami ir pozityvūs, tai ir impulsas elgtis. Veiksmai. Tai ir veiksmai gražų, šviesus ir vedantys tikslų link. Ir tada kūnas ramus. Tai tas kognityvinės elgesio terapijos ratas mintis, tada jausmas, tada elgesys ir iš jausmo ir kūno pojūčiai. Tai va čia ir yra tas placebas ir kartais... Pamatauskas mums dėstė, aš prisimenu kognityvinę elgesio terapiją, kolega. Taip, šitą ratą, ar ne? Taip. Jo, ir kartais klientai atsineša tą ir sakykime, įvairių tų technikų, kur galbūt ne visai ir mokslu jos pagrįstos ir pamatuotos, bet jeigu aš jaučiu, kad va toj technikoje yra va to teigiamo mintijimo, kuris gali padėti tam žmogui jaustis būtent geriau, tai aš niekada nesakau, kad kognityvinė elgesio terapija šito metodo mes neturim, ar ne? Jo, visada kviečiu praktikuoti ir tęsti. Ir būtent dabar daug kalbama ir apie pačias afirmacijas. Tai kokiam lygiai aš tomis afirmacijomis tikiu, kad viskas prasideda būtent kartosios nuo minties. Ir jeigu žmogus galvoja, ar ne, teigiamai, pozityviai, kad aš esu sveikas, tai jis ir darys daugiau, kad būtų sveikas. Arba jausis geriau ir nuo to jausis geriau, jis ir bus sveikesnis. Tai negali, aišku. Ir kūnas rims, ir protas. Bet prieš tai supratau, kad pamatas yra priėmimas, ko būtent sąmoningumo terapija, mindfulness terapija mokina visų pirma. Priimti, išbūti, o tada jau geriausia kreipti. Geriausiu būdu, geriausiu keliu. Taip. Aš, Milda, tau be galo dėkinga, kad mes palėtėm, manau, kad gal šiek tiek plačiau, tačiau su be galo daug patarimų. Tokią svarbią temą, nes emocinė sveikata tai yra neatsiejama dalis nuo bendros sveikatos, absoliučiai neįmanoma jų atskirti. Tai labai tikiuosi, kad klausytojams surezonavo, buvo naudinga. Ir dar kartą tau labai dėkoju, kad buvai Inner Minds svečias. Ačiū labai už kvietimą ir aš labai noriu turėti viltį, kad nors viena kažkokia žinutė palies kiekvieną žmogų ir kažkaip truputį pakeis jo būseną, gal net ir gyvenimo įpročius. Nuoširdžiai dėkoju, kad klausėte. Ir jei šis turinys jums buvo vertingas, labai kviečiu tapti Inner Minds kanalo dalimi, paspaudžiant subscribe mygtuką. Taip pat pasidalinti savo mintimis ar palikti atsiliepimą, nes jūsų palaikymas padės šią erdvę augti ir pasiekti daugiau žmonių, kuriems to gali labai reikėti. Ačiū ir iki pasimatymų kitose Inner Minds laidose.